Sveikos mielosios, sveikinusi su jumis labai tyliai, nes dabar yra vakaras ir čia video permiegok su Rimante, o tiksliau eik miegot su Rimante ir atsibusk susigarbanojus plaukus taip kaip jie. Šį vakarą bandau pirmąjį plaukų garbanojimo metodą, tiksliau nebandau, o demonstruoju jį savo mylimos draugės Simutės arba Simčiuko prašymų, nes jinai miega su bigudukais, kurie įsivelia į plaukus ir garbanos gaunasi netokios gražios, kad galėtų grautusi. Tai einame prie mano garbanų metodo garbanojimo. Aš garbanoju plaukus su kojinėm. Tai vienas iš garbanojimo metodų, kurį parodysiu jums šį vakarą, o rezultatą pamatysite rytoj ryte. Taigi, ko mums reikės? Putų, jeigu jas naudojate, vandens. Šiuo atveju išnaudoju plaukų gerinimo losjoną, kurio nereikia nuplauti ir niekada neprisiverčiu jo panaudoti. Tai čia bus proga dviguba nauda, garbanos ir dar blizgančios. Ir kojinių tuntas, pagidautina nesmirdinčių, nes tada, jeigu kitu atveju, tai jūs sapnuosite košmarus, o žmogus, kuris miega šalia jūsų, iš vis negalės užmigti. Taigi, nuo ko pradedam, susidrėkinam plaukus, labai nedaug. Tiesiog panašiai kaip išbėgusios pasiimti laikraščių per rūką 5 metrus nuo namų. Tokiu maždaug drėgnumu turi būt sudrėkinti plaukai. Tai žodžiu, aš juos išpurškiau sienu. Ir šiek tiek putomis. Galite putų ir nenaudoti, bet kadangi mano plaukai poelgiai, aš putas naudoju tam, kad garbanos ilgiau laikytųsi. Be to aš visą laiką vadovaujuosi principu, kad visą chemiją ir visas standinamasias priemonės reikia purkšti ant plaukų prieš juos garbanojant, nes tada jie nesulimpa ir negaunate makaronų efekto. Nes va dabar ištepiau, sušukavau ir galėsiu savo garbanot ir jie nebus sulipę ir daugiau prie jų nelys. Galvoju, ar pakankamai drėgni plaukai, nes mano plaukai dažnai per naktį neišdžiūna, jeigu būna itin drėgni. Ir mama mano vaikystė sakydavo, kad tai reiškia, jog turėsiu alkoholiką vyrą. Nuostabios mūsų mamos. Taigi, einame prie pirmosios kojinės ir pradedame nuo viršugalvio. Kuo didesnį imsite plotą plaukų, tuo didesnės bangas gausite. Be to, garbanojimas kojinėmis nelabai kuo skiriasi nuo garbanojimo skuduriukais arba medžiagų skiautėmis arba popieriukais, kaip priprasta vaikystėje. Taigi, imame kojinę, apvyniojame plaukų galiuką dailiai ir sukame plaukus ant kojinės. Kodėl ant kojinės? Todėl, kad aš norėjau iš jūsų pasipildavoti. Ne, iš tikrųjų, ant kojinės labai geros gaunasi garbanos. Tai jos gaunasi didelės, su jomis patogu miegoti. Ir plaukai nesuveržiami ir nesulaužami, kaip kitais atvejais, pavyzdžiui, kaip su bigudukais garbanojant. Bemiegė naktis, netokios ypatingai gražios garbanos ir, žodžiu, ir plaukai dar pakankinti kaip reikalas. Taigi, šiuo metodu susukome visus plaukus. Labai girdėjau gerų atsiliepimų apie savo ankstesnį video, kur plaukus garbanau Marilyn Monroe metodu. Tai kas neišbandėte, jį tikrai rekomenduoju šį metodą. Na, o čia vyksta garbanojimas. Gal aš jūsų nevarginsiu, bet dar kartą pademonstravau ir va tiesiog surišu. Taip surišiu visą galvą, realiai visai galvai, panaudodama kažkur 6 kojinės. Ir ką, pasimatysim rytoj ryte. Labąnaktį. Kojinių princesės. Labas rytas, tikiuosi, kad gerai išmiegojote ir būsite dar geresnės nuotaikos pamačiusi savo nuostabas kojinių garbanas. Tad nieko nelaukusi, noriu išvynioti savo kojinių ryšulėlius ir pasižiūrėti, kas galiausiai pavyko. Kaip ir žadėjau, su kojinėmis turėtų gautis garbanos, kurios netokios pat, jeigu suktumėt su
popierėliais ar skudurėliais ar mažais bigudukais. Jos yra didelės ir purios, panašiai kaip susukta su didelėmis žnyplėmis. Tu va, čia mano ranka, o čia garbana, tai visai nebloga proporcija. Kaip ir minėjau, sunaudojau 6 kojines. Dar plaukai per naktį pasidžiaugė balzamu, kurį supurškiau į plaukus. Ir garbanos gaunasi pakankamai dar ir skirtingos dėl skirtingų kojinių. Tad niekas iš kolegų ir draugų neišriš jūsų klastos ir jūsų grožio paslapčių. Oi, kažkur užstrigau čia. Berods viskas. Štai. Galva išlaisvinta nuo kojinių ir okupuota garbanų. Belieka tik tai supurkšti laku ir formuoti jūsų norimą šukuoseną. Tikiuosi, kad išbandysit ir kad džiaugsitės lygiai tokiu pat rezultatu, kaip ir aš šįryt tokia šiek tiek užsimiegojusi, bet manau, kad greitai garbanos padarys savo poveikį ir visa būsiu tokia banguota ir audringa kaip jūra. Geros jums dienos, ačiū, kad žiūrėjote. Išbandykit šitą video, būtinai šitą instrukciją ir parašykit, kaip jums gavosi, siųskit nuotraukas, labai jų lauksiu. Iki.